Na, va dabar paleistas. Sakykit, kaip jums šovė į galvą va šitą padaryti paveikslą. Buvau prieš 3 metus prie jūros, pailsėti su šeima ir nutarėm atvažiuoti, pasižiūrėti į Mosėdžio muziejų. Apėjom su žmona, buvom nepaprastai sužavėti, bet svarbiausia, kad buvo nesuvokiamas, grandiozinis tas mastas ir tokie didžiuliai plotai, tiek tų akmenų, parkas ir malūnas su savo ekspozicija. Aš buvau tiesiog amonė tekęs ir tuo labiau, kad ir mano tėvas Vaclavas, tai reiškia, aš labai susimaščiau ir kai sužinojau, kad Vaclavo Into jau gan greit ateina 100-osios gimimo metinės, dar sužinojau spaudoj, kad Seimas šitą datą prijungė prie minimų personų. Ir sužinojau, kad Skuodos savivaldybė irgi padarė Vaclavą Intą metų žmogumi. Aš ėmiausi šito darbo ir, aišku, man suderinau su administracija, su Mosėdžio muziejaus administracijas ir parašiau paraišką stipendijai gauti iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir paraiška buvo patenkinta, aš gavau 3 mėnesių finansavimą ir šių metų pirmam pusmetyje sėdau ir padirbau šitą pano. Šitas pano, manau, atspindi visą Vaclavo Into muziejų, bet to dar yra unikalus galbūt dėl to, kad šiaip juodos keramikos pano beveik nėra. Aš čia antrąjį sukūręs esu, o dailininkai, profesionalai neturi galimybės. Todėl, kad juodos keramikos degimai yra nelabai lengvai prieinami. Čia reikia turėti sodybą, turėti krosnį, malkinę, reikia turėti daug sąlygų. Bet aš labai džiaugiuosi, kad man pavyko šitas darbas ir labai džiaugiuosi, kad jis lieka čia, Mosėdyje ir lieka atminimas Vaclavo Into 100-ųjų metinių proga. Tai tiek. Ačiū. Ačiū jums.